būtinas, ar ne? Taip, čia užmirštas tas jūsų reiškia. Vitaminas tai šaltė arbata, ypač mažakuoju metų. Taip. Na ir kaip ir baziliko arbata? Dubelia širdies. Arba ne tik ligoms, ir praktiškai tai viso. Nu, iš ko čia ta arbata pagaminta, gal taip truputėlį? Ne, paragauti. Mes galim prie žmonių. Šitie mėlyne. Levanta. Čia iš baziliko lapelių džiovinto paprastai. Nu, toksai, bet jisai nuo gerklės, nuo bronchito ir kraujospūdį mažina. O kas čia yra? Kas čia tokia para? Čia yra Putinas. Putinas. Putinas, jo. Tai kur čia galima rasti tokią? Pas mus sodė. Gerai. Kokie čia augaliukai? Taip, o gurklės kam vartojamos? Lapai, vat pavyzdžiui, kraujo apytaką gerina. Koks čia augaliukas? Ne. Čiobrėlis, vat. Štai būtų jo lapelis. Visiškai nepanašus. Juozažolė, kitaip isopas vadinamas. Irgi virškinimą gerina. Ir kaip jis antiseptinis. Skalauti galima gerklę, jeigu skauda, arba dantis yra sergantis. Dabar dar mes jums siūlom paragauti arbatų. Žinot, kam vartojamas bazilikas, kad yra ne tik tai prieskonis dedamas į visokias salotas ir mėsos patiekalus, bet kartu ir vaistas. Gerina virškinimą, mažina cholesterolio kiekį kraujyje, taip pat cukraus kiekį kraujyje. Ragaujam? Ragaujam. Ir nuo peršalimo dar vartojamas bazilikas kartu su imbieru ir truputėlį medaus. O tai tada patys pirmi vaistai nuo peršalimo arba skaudant gerklę. O dar vienas nuo peršalimo, ypač rudens, žiemos šaltais vakarais yra, žinot, kas iš tų visų trijų? Bazilikas, ežiuolė ir čia yra melisa. Tai katras būtų dar nuo peršalimo? Taip, ežiuolė imuniniai sistemai stiprinti. Tačiau arbatos negalima vartoti ilgiau nei 4 savaitės, nes tada jau pradeda vykti priešingai, jau silpnina imuninę sistemą. Nu ir tada, kad visi esate tryse, tai dar vieną duosim raminamai, vat prieš vakarą, teigiamai veikiamą, tai būtų melisa. Iš melisos taip pat daromi nuovirai, pilomos įvonės, taip pat maišoma melisa, levanda, mėta, daromas nuoviras ir pilamas įvonė. O iš bazilikas taip pat pilamas įvonė ir sako, tada tarsi naujai atsigaunate. Iš baziliko daromi taip pat nuovirai ir skalaujami plaukai, tarsi plaukų balzamas. Tai vat visapusiška augalų nauda žmogui. Ne tik tai gražu, bet ir naudinga, ir sveika, ir skanu. Kitas augalas dar labai yra įdomus, iš Amerikos atkeliavęs. Lietuvoje jau pakankamai plačiai auginamas, tai būtų burnotis, tai irgi kalcio ir magnio šaltinis. Vat, pavyzdžiui, geriant burnočio arbatos gaunate daugiau kalcio nei geriant pieno ir daugiau magnio nei suvalgant 5 kiaušinius, o anksti pavasarį burnočio lapuose susikaupia labai daug vitamino C. Tai taip pat irgi geriama arbata ir dedama į salotą. Augaliukus visus džiovinat ir tada užplikot, ar sakė bazilika, tai žalia pliko? Galima ir džiovinti, ir žalia. Nebūtinai, kad būtų sudžiovinta. Va dar mes čia davėm ir jums duodam iš kvapo pažinti augalą. Mūsų tokia yra idėja, kad augalą pažinti per visur, per skonį, per kvapą ir vizualiai pamatyti. Nu, pabandom. Aš tada duodu aš jums sufleruoju. Naudojama parfumerijoje, dedame į kvapus, į vonės, įvairius nuovirus. Labai pažįstamas kvapas, bet tai čia yra? Jo, į spintas nuo kandžių. Taip pat mažas kiekius, jo, nervų sistema labai teigiamai veikia. Gerai. Skalavimui nevartojama arbatoms, nuo gerklės. Va šitas augaliukas natūroje taip atrodo. Čia būtų šalavijas. Na, ir
Uogas ragaujam. Uogas tikrai nežinau, kaip nenoriu. Neparagausit. Nu, Bet čia yra skanu, jūs negalvokit, kad laisvai ir aš galiu valgyti, kiti bijo valgyti. Skanu, gudobėlė, jo. Iš jų daromi vaistai nuo širdies ligų, širdies permušimai. Prašom. O ten raudonas akytės. Čia? Ten Šit- tai erškėtrogas. erškėtrogas. O Jo. tas. O čia būtų putinas. Paragavom Putiną. Jis yra, mažina kraujo spaudimą, toksai truputį kartokas skonis, jo. Ir nuo bronchito, jeigu turite, arba peršalti, C, E, A vitamino labai daug. Skanu. O šaltalankiai irgi vartojami nuo odos ligų. Jeigu berės, pageliai, arba jeigu labai sausa oda. Daromos įvairios kaukės, aliejus naudojame šaltalankė. Bet tai jis sudžiovintas turi būti ar... Ne, išspaudžiamas aliejus, Išspaudžiamas, paprasčiausiai nu. sutrinamas jo. Mhm. Kiti net šaltalankius deda į uogienę. Verda. Jo. Tai va tokias mūsų veiklas. Ačiū labai. Prašom.